Susipažinkite, tai išraiškingoji ilgaplaukė persų katė. Ilgaplaukės persų katės istorija siekia net 16 amžiaus pradžią, tačiau kai kurie veislių mėgėjai mano, kad persų katės gali būti dar senesnės. Pasak kačių mėgėjų asociacijos, aptiktose senoviniuose hieroglifuose pavaizduotos ilgaplaukės katės, kurios galėjo būti persų kačių veislės protėviai. Tačiau pirmosios oficialiai registruotos persų katės pirmtakės pasirodė 1871 metais Londone įvykusioje parodoje. Karalienė Viktorija susižavėjo šią veislę ir turėjo keletą persų kačių. Todėl ši veislė tapo populiari tarp kitų karališkųjų ir britų aukštesnės klasės atstovų. Vėliau 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje šios veislės atstovės nukeliavo ir į Jungtines Amerikos valstijas. Kačių mėgėjų asociacija 1906 metais persą pripažino viena iš pagrindinių veislių. Persai yra gana ramūs katinai, nors jiems patinka žaisti su plunksnų lazdelėmis ar kitais kačių žaislais. Kelis kartus per dieną joms sveika pasportuoti. Tai galima padaryti būtent su katėms skirtais žaislais. Draskymas yra dar viena fiziškai patraukli šių kačių veikla. Joms labai patinka draskyklės, nes jos gali patenkinti savo instinktus. Ilgaplaukė persų katė laimingiausia būdama namuose. Ji yra tylios meilės ir ramios nepriklausomybės šalininkė. Persės paprastai būna gana tylios, bet gali būti ir muzikalios. Jos mėgsta glaustis ir pabūti šalia žmogaus ir mielai pasitiks prie durų, kai grįšite į namus. Na, o apie jų priežiūrą išsamiau papasakos Kamilė. Persų ilgaplaukės katės yra įspūdingo grožio katės, tik reikia žinoti, kad jom reikia priežiūros daugiau negu trumpaplaukiam įprastom katėm. Kailį reikia šukuoti netgi kiekvieną dieną, todėl kad jis labai tankus ir storas. Kuo mes daugiau iššukuosime negyvo plauko, tuo mažiau katė prisilaižys jo. Žinoma, tokiom katėm būtina naudoti malt pastą, kuris suaktyvina skrandžio veiklą, pašalina plaukų gumuliukus, bet ir prie šio kailio limpa visokie, pavyzdžiui, kraiko grūdeliai, ar ne? Jeigu katė mėgsta pro gėles praeiti, tai visus šitus netgi ir svetimkūnius reikia iššukuoti iš šios kailio. Dar ką turi šios katės tokį kaip išskirtinumą, tai yra trumpas snukis, gan bukas snukis ir reikia labai prižiūrėti akis, kadangi ašara nenubėga per latakus, jinai renkasi ant raukšlės, kuri yra ant nosies ir dažnai šita vieta ruduoja, ten renkasi mikroorganizmai, tai taip pat kiekvieną dieną reikia valyti akis. Tam labai tinka natūralios priemonės, nemedicininės, kadangi kiekvieną dieną prižiūrėti akis reikia natūraliai, tai yra šarminis vanduo, tikrai išspręs daug bėdų. Šiom veislėm reikia atsižvelgti ne tik į pašarą, bet ir į dubenėlį. Jisai neturi būti per gilus, kadangi buko snukio katės, jos sunkiai paima pašarą iš gilaus dubenėlio, jisai turi būti gan lygaus paviršio. Taip jos noriai ės ir tikrai neturėsime problemų su ėdimu. Šiom katėms patartina rinktis pašarą, kuris skirtas balto kailio, rudo kailio savininkėms, kur jisai padeda išvengti rudų ašarų dėmių.